Nužiūrėjimas yra neigiamas energetinis poveikis žvilgsniu ir dažniausiai tai daroma nesąmoningai. Prakeikimas taip pat yra neigiamas poveikis žmogui, šeimai, namams, tačiau jis kuriamas naudojant destruktyvius žodžių derinius. Tokie pasakymai kaip "o kad tu skradžiai žemę", "kad tave kur galas" ir kiti panašūs palinkėjimai, ypač lydimi stipraus pykčio, gali turėti gana liūdnas pasekmes. Žmogus turėtų atskirti, kur tas yra nužiūrėjimas, tada taip vadinasi porčia, ir tada prakeitas žmogus. Liudmila Krapienė, Altajaus žiniuonių palikuonė, ekstrasensė, nuima nužiūrėjimus, prakeiksmus, rankomis geba atstatyti žmogaus energetinį lauką, dvasinę ir psichologinę pusiausvyrą. Nužiūrėjimas, žinokit, žmogus pats save gali nužiūrėti ir nužiūrėjimas, čia taip sakant, lingvuoja tokia magija, kuri kaip vienas mes turim jo. Ir nužiūrėti galima ne tik žmogų, bet ir daiktą. Nužiūrėjimo nepastebi nei aplinkiniai, nei pati auka. Tai gali nutikti bet kurioje vietoje – gatvėje, darbe, viešame renginyje. Nužiūrėjimas gali būti, pavyzdžiui, jūs ateinat labai gražiai apsirengus, viskas, kokia tu graži. Ir jeigu žmogus, tas, kurį jums pasakė, turi blogų minčių, jis jums sakė, kad kokie jūs gražiai, a pats pavydą turi, tai va tas yra dalykas, pavydas. Kartu su to, kad dar pykčia turi kažkokią, žinokit, ir dar abydą. Va čia trys dalykai, kurį, jeigu kažkoks žmogus turi, tai jis tą nužiūrėjimą jums gali padaryti, žinokit. Blogos akies nužiūrėjimas, piktos antgamtinės jėgos, juodosios magijos pinklės, atvedusios žinomos politikės gyvenimą prie bedugnės slenksčio. Netrukus po reklamos papasakosime, kaip pavydas ir siunčiamos nuožmios mintys gali žmogų net pražudyti. Aukai nužiūrėjimas ar prakeikimas atsiliepia įvairiais sveikatos sutrikimais, nesėkmėmis profesijoje ir asmeninėme gyvenime. Ypač stiprus yra profesionalų, juodųjų magų prakeikimai, kurie gali būti skirti ne tik konkrečiam žmogui, bet ir jo vaikams. Pavyzdžiui, giminės vyrų alkoholizmas, moterų negalėjimas ištekėti ar susilaukti vaikų, paveldimos ligos, neretai būna giminės prakeikimo pasekmė. Nužiūrėti bet kas gali, kolega, gali nužiūrėti ir iš giminių kažką, ir tu pats save gali nužiūrėti. Pavyzdžiui, kaip tu pats gali save nužiūrėti? Jeigu tu žiūri į vidradėlį, jau tu nenori save matyti, tai žinok, pas tave jau durnoj glas. Čia jau pirmas iš tų dalykų. Žmogus pats gali pagalvoti, oi kaip man gerai, oi kaip gerai, ir prasideda blogai. Vat jis pats save tą padarė. Nužiūrėjimas ar prakeikimas žinomos politikės gyvenime sukėlė minėtas nesėkmes. Viena aišku, pernelyg daug išbandymų likimas skyrė vienam žmogui. Suardyta šeima, jaunesnės moters nuviliotas sutuoktinis ir atsiradusios milijoninės skolos. Jau 3 metai, kai savo ištikimybę vienas kitam demonstravusi pora gyvena atskirai. Dalia Teišerskytė įsitikinusi, kad buvęs sutuoktinis tapo moteriškų kerų ir magiškų užkalbėjimų auka. Galbūt. Mesgi nieko nežinom šitoj plonojoj materijoje. Tose subtiliuose energijose mesgi dar esam visiškam priešslengstyje. Ir tuo užsiima labai rimti mokslininkai. Ekstrasensė Liudmila Krapienė šį žinomos politikės nelaimių ir nesėkmių periodą įvardintų kaip juodosios magijos pinkles. Minėjusi nužiūrėjimo ir prakeiksmo būdus, aiškiaregystės galių turinti moteris įvardijo ir dar vieną galimą kenkimo būdą. Tai porčia. Žodis yra kilęs nuo rusiško žodžio portit – gadinti. Porčia visuomet yra profesionalių magų darbas, kurio užsakovų gali būti bet kas. Uždedant žmogui porčią su neigiamu ketinimu, atliekamas magiškas ritualas. Porčia dedama ant aukos daiktų, maisto produktų, vandens, pinigų, turto, gyvūnų, nuotraukos arba tiesiogiai ant paties žmogaus.
Porčia – tai programa, kuri blokuoja pozityviasias žmogaus vibracijas ir sudaro sąlygas patekti į organizmą svetimoms negatyvioms energijoms. Ar nažiūrėjimas, ar porčia, ar tas prakeikimas visada eina prie mirti. Bet kokiu atveju, todėl kad tas tikslas visą laiką yra. Bet pažiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu ką reiškia prieiti prie mirti. Čia nebūtinai žmogus turėtų dabar numirti. Paprastas dalykas, šeima bus baigta. Nes, pavyzdžiui, ne dabar, o gal trečiam tam, kaip čia pakaliniai, kaip čia pasakyti. Tai pavyzdžiui, paprastas dalykas, žmogus negali apsiženyti. Na, jis nenori. Vat jis nenori, pažiūrėjai, kad ten blogai buvo, ten. Ir tada jau taip išeina, kad šeima baigta, nėra vaikų. Vat čia yra mirtis, savotiškai tokia mirtis. Tas vat, irgi reikia, kaip žiūrėti, kodėl taip atsitiko, kas kaltas. Dalia Teišerskytė neabejoja, kad